Šiandien sukanka 20 metų, kai buvo išrinkta aukščiausioji taryba. Laidoje po 7 žinių svečiuosis nepriklausomybė. O dabar Labam ryte dar vienas svečias, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Zigmas Vaišvila. Labas rytas jums. Labas rytas. Visų pirma, labas rytas tiem, kurie prieš 20 metų balsavo už Sąjūdį, už pasirinkimą laisvę. Taip, būtent prieš 20 metų žmonės ėjo prie balsadėžių ir rinko savo atstovus. Ir jeigu pažiūrėtume į skaičiukus, tada balsavo 72% žmonių. Dabar pasižiūrėjus į rinkimus, truputėlį liūdna. Ką parodo tie skaičiukai? 91 vasario 9 plebiscitas, referendumas dėl nepriklausomybės, balsavo 85%. Tai rodo, kad norėčiau pasakyti Justino Marcinkevičiaus, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario, mintį laisvė, už ją atsakingi esam visi. Kada suprantam, susivokiam, kad reikia kaltinti ne kitus, mes tada ir darom. Mes patys darom, mes prisimam atsakomybę už laisvę. Pasaulis laukia mūsų apsisprendimo. 91 vasario 9 apsisprendėme. Kovo 11. Tai buvo labai paprastas mostas žingsnis pakelti vardinę balsavimo kortelę. Ar tai buvo ilgi, nuoseklūs žingsniai vedė link to? Ignai, nepakelti, pasirašyti. Net ir apie tą kortelę kalbant, buvo visko. Ir aktą pasirašiusių buvo kitą dieną ir apsisprendimo klausimas buvo išskirtinai sudėtingas. Visų pirma, tai buvo 1,5, jeigu ne 2 metų, jau kalbant apie Sąjūdžio gimimą, ėjimas į tai. Įtempta ir didžiulė dvikova ne tik su Maskva, bet ir su komunistų partija. Ir šita įtampa pradėjo jau atvirai augti 89 gruodyje, kuomet paskutinė iš visasąjunginių organizacijų komunistų partija atsiskyrė nuo Maskvos. Tada buvo toks klausimas, nepriklausomybė ar ne? Iš karto, ne iš karto. Bet įrankis tai yra valstybės vadovas. Visų pirma, tauta be abejo, bet valstybės vadovo vaidmuo tai yra didžiulis. Ir dabar labai įdomu stebėti, kažkaip visi atsimena, kad Landsbergis buvo tas, kuris į vadovas pretendavo ir sudėtingas buvo vadovo pasirinkimo klausimas. Išskirtinai. Bet jau nuo tada, aš atsimenu, buvome Maskvoje antrame liaudies deputatų suvažiavime, kai LKP atsiskyrė. Ir Brazauskas staiga organizuoja Vytauto Astrausko aukščiausiosios tarybos tuometinės pirmininko pakeitimą į save. Tai specialiai teko grįžti ir stabdyti sesijos šaukimą, nes puikiai supratome, kad komunistų partija atsisakydama vienpartinio vadovavimo 6 konstitucijos straipsnio pereidinė į renkamąją valdžią. Ir šita dvikova tęsiasi, augo, tai buvo fantastinė dvikova. Iki šiol, ko gero, tebe vykstanti. Bet lygiagrečiai vyko kiti procesai. Jau ir LTSR aukščiausioji taryba prie ankstesnio rinkimo, 11 šaukimo, priiminėjo labai svarbius įstatymus. Referendumo įstatymas. Įsakas dėl visuomeninių organizacijų ir politinių partijų atsiradimo. Lietuvių kalbos valstybinės įstatymas, valstiečių ūkio įstatymas. Žodžiu, vyko, bet principinis klausimas buvo toks, į kurį atsakė Sąjūdis steigiamajame suvažiavime, tokia 21 rezoliucija, dalyvauti ar nedalyvauti okupacinių valdžios organų rinkimuose. Mes rinkome neatkuriamą į Seimą. Mes ėjome velniškai rizikingų kelių. Rinkome Lietuvos tarybų socialistinės respublikos aukščiausiąją tarybą. Ir jis skelbė. Ir pirmininką rinkome Vytautą Landsbergį, LTSR aukščiausios tarybos pirmininką. Ji apsisprendė. Tai buvo labai slidus klausimas, ar mes savo veiksmais nepripažinsime okupaciją. Laisvės lygos kritika. Iš kitos pusės Maskvos spaudimas. Kovo 12 žinojame, kas laukia Maskvoje. Taigi apsisprendimas įvyko paskutinę naktį, pusę 2 nakties, už kovo 10-11.
Pacituosiu iš Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo sveikinimo jūsų. Teisė visavertį ir orų žmogišką gyvenimą dar teks įsikovoti ir apginti. Tai turi padaryti kiekviena Lietuvo žemėje gyvenančių žmonių karta. Kova už laisvę neturi pabaigos. Kovo 11. Kaip ta laisvė atrodė? Na, visų pirma, Lietuvos atvejis išskirtinis ir tai jautė visi. 100 akredituotų užsienio korespondentų, nežiūrint į Maskvos blokadą laukiančių įvykio. Apsisprendimas amžinatilsį Stasio Lozoraičio dėka įvykęs naktį. Tarybinės kariuomenės eliminavimas iš rinkimų, milžiniška kova vasario mėnesį pakeistas įstatymas. Vieninteliai tai padarėme. Ir ko gero turėjome tokius rezultatus. Sąjūdis turėjo 2/3 iš 133 išrinktų tai dienai deputatų. Rinkimai, antras turas vyko padieniui, tiesiog paskutinėm minutėmis. Na ir ką mes tada turėjom paskelbtą ne deklaraciją, kad einam tuo keliu. Aš vakar pavarčiau ir radau Estų liaudės fronto rahvarinę programą, kaip pasiekti nepriklausomybę, kurią dar niekas netikėjome, būkime sąžiningi tuo metu. 10 metų programa. Mes apsisprendėme ir paskutinę minutę, net redaguojant aktą, kažkas pakeitė esminį žodį paskutinėme sakine. Vietoj pradedame nepriklausomybę, siekime buvo įrašyta. Virgilijus Čepaitis pastebėjo ir pradėtas pasirašyti aktas buvo vėl sustabdytas procesas pakeisti. Kas pakeitė aparatą? Kaip tai atsitiko? Bet po kovo 11-osios laukia kovo 12-oji, prezidentas Gorbačiovas Maskvoje, išstojimo mechanizmo įstatymas ir 1,5 metų ilga ir įtempta kova už Lietuvos valstybės pripažinimą iki Maskvos pučo. Dar viena citata iš jūsų straipsnio paskelbtame jūsų tinklaraštyje prieš metus. Pastebiu, kad tarsi savaime nyksta tokios pamatinės savokos kaip pagarba šeimai, tautinė savigarba, sąžinė, o lygindama sąjūdžio laikus ir dabartinių politikų veiksmus labiausiai pasigendu atsakomybės jausmą. Vis didėjantis valdžios atotrūkis nuo žmonių, politikų, arogancija ir žvilgsnis į visuomenę iš viršaus, kaip piliečiai prisimenami tik prieš rinkimus. Kokia yra situacija dabar? Ir palyginkime su ta, kuri buvo. Aš dar net pridėčiau, Ignai, žinai kam, labai supaprastintai, praėjus 20 metų išgirstame mes tokį pasakymą, ar dėl to kovota, ar to siekta. Ir primindamas dar kartą Justino Marcinkevičiaus žodžius, kad laisvę ginti visi turime ir atsakom už ją visi. Priminčiau dar ir Česlovo Kudabos, kitos sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario žodį, kad sąjūdis tai tiesa ir tiesos gynimas. Ir Lietuva, mano supratimu, išlindo per rakto skylutę, prisėmusi smūgį į save. Estija ir Latvija po to tik paskelbė deklaracijas, kad eis nepriklausomybės keliu. Jiem tas kelias baigėsi taip pat pučo metu, 91 rugpjūtyje, kada jie tikrasias deklaracijas paskelbė. Tai man asmeniškai simbolis to, kas įvyko ir atsakymą duoda Tomas Šernas, medininkų tragedija. Aš noriu pacituoti mintį iš Tomo Šerno užrašų. Mane glumina daug kartų girdėtas klausimas, ar vertėjo mokėti tokią kainą už nepriklausomybę. Už tai, ką dabar turime. Tarsi nepriklausomybė būtų sandoris. Štai tiek žmonių užmušim, o tada turėsim laisvę. Su Valerijonu Vivalicku, muitinės tuometiniu vadovu, pasikviečiau vyriausybę, mes sprendėme tą dieną, medininkų dieną, ką daryti. Beginklius mūsų pareigūnus siųsti. Mes privalėjom pasiekti 2 dalykus - sienų kontrolę ir valstybės kontrolę. Tik tada mus pripažins. Siųsti beginklius vėl žmonės, ar ne? O siųsti po šito, kas įvyko, sprendimą kas priėmėm? Priėmėm mes dviese ir pasakėm, nesakysim valdžiai. 5 dienas nesiūsim, bet po to mes privalom siūsti. Tai kiekvienam linkėčiau ir šiandieninėje situacijoje, sprendžiant kiekvieną, kad ir labai svarbų klausimą,
visų pirma atsigręžti į save ir apsispręsti pačiam. Tu padarai pats, ką tu gali tuo metu, tą dieną, tą sekundę padaryti. Ir nepriklausomybė yra neįkainojamas dalykas. Tai yra tautos nepriklausomybė. Tautos valia spręsti. Tauta yra suverenas. Ir turime gerbti tai. To siekia 18 metais tauta. Aš tikiuosi neužmirs ir šiuo metu. Ačiū Jums, signatarė, kad svečiavotės mūsų studijoje. Belieka turbūt palinkėti, kad kiekvienas tikrai įsiklausytų pirmiausia ir save ir pasakytų tai, už ką jis čia yra. Už ką jis yra čia Lietuvoje. O šventė yra šventė. Ją reikia pasitikti ir deramai, ir oriai, ir valstybę gerbti. Nes tai yra pagarba visų pirma savo kaip Lietuvos piliečių. Tai daug dienų pasikartos sausio 15-osios įvykiai, kurie buvo visai neseniai. Ačiū Jums, kad buvote čia su mumis ir gražios Jums dienos. Ačiū. 20 atkurtos nepriklausomybės metų su Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija.